Sveiki visi susirinkę ir klausantis mūsų pokalbių po liepom. Šiandien paliesim tokią temą, kuri mums aktuali ir gal pamirštama, nors kartu labai svarbi, ką šiandien paminėsim ir Greta mums papasakos. Tai yra randai, kurie yra ir mūsų kūno istorija, ir kai kada girdim ir tokių posakių, kaip randai vyrus puošia, kas greičiausiai yra ne visai tiesa, bet daugiau apie tai, kaip galim savo padėti, kokią įtaką randai turi, kaip galima aromaterapiniam priemonėm pagelbėti, su jais tvarkantis, jeigu iškyla tokių problemų. Tai šiandien pakalbinsim kineziterapeutę Gretą. Sveiki. Sveiki. Tai smagu, kad atvykot. Reikėtų manyti, kadangi jūs jau čia, kad derinat savo darbę, savo profesiją kineziterapijos ir aromaterapiją kartu draugauja. Teisingai, tai ne tik darbą, bet ir gyvenime naudoju, ir darbe naudoju. Tai taip, iš tikrųjų labai artimai esu susidūrus su aromaterapija. Bet pasitikit. Taip. Esame jau kalbėję, jeigu kam būtų įdomu, pas mus Kvapų namų bloge yra interviu, kadaise kalbinta Greta yra, jo, apie mėgstamus kvapus, jeigu kam būtų įdomu, tai galite paskaityti. Nu, o šiandien tada apie randus ir kaip dažnai tenka darbe susidurti. Tai turbūt nepameluosiu, kad praktiškai kiekvieną dieną, nes surasti žmogų, kuriam nebuvo atlikta vienokia ar kitokia operacija, ypatingai mano srityje, tai yra sudėtinga. Nes nebūtinai pas mane dėl pačios operacijos ateina žmogus, bet gyvenimas bėga ir patirtis žmonių įvairios, tai ir apendicito pjūviai, cezario pjūviai, nebūtinai žmonės dėl to ateina, bet vien dėl to iš tikrųjų kiekvieną dieną ir ne su vienu žmogum. Tai labai daug jų. Ar ir ateina tuo tikslu, kad būtent rando priežiūrai ir gydymui, ar ateina būna ir su kitom problemom, bet paaiškėja, kad... Turbūt 1%, koksai žmonių, gal netgi dar mažiau, ateina konkrečiai dėl rando. Jau po truputį daugėja, turbūt ta tema jau kažkiek tokia pasidarė aktualesnė, daugiau informacijos jie yra, tai jau kartais ateina ir tai dažniausiai jau yra moteris po cezario pjūvio. Kitais atvejais beveik visą laiką žmogus ateina dėl kitų problemų. Tai yra, kaip pavyzdys, nugaros skausmas, galvos, kaklo skausmai, kažkokie virškinimo problemos, kur irgi žmogus taip labiau sieja su kažkokiais mechaniniais pokyčiais kūne. Ir tada jau atrandam kažkokį randą ir iki jo daeinam. Tai vat, kad taip konkrečiai dėl rando, tai sakyčiau labai retai ateina. Nors, ačiū Dievui, daugėja iš tikrųjų. O tie, kurie jau ateina dėl rando, tai dažniau dėl šviežio ar dėl jau, kaip sakyt, pagyvenusio? Dažniau dėl šviežio, nes jau tie, kurie galbūt kažkur kažkada yra girdėję, jau jie pasidomi ir jie ateina. Kad taip ateitų dėl seno rando, tai irgi jau tik tuo atveju, jeigu yra girdėję kažkur paskaitą, kažkur paskaitę ir tada jau nusprendžia, kad o gal va čia va yra mano kažkokių problemų priežastis. Bet jau tie, kurie taip šviežiai ateina, tai dažniausiai va čia ir dabar paskaitė arba jau žino, kad bus operacija, ruošiasi tam ir ateina va šitą. Gerai, tai kuo tada būtų ypatingesnė ta priežiūra tų šviežių? Gal kažką žmogus ir pats galėtų, ar jam būtinai visą laiką į specialistą reikia kreiptis, o pas jūs ateiti? Tai gal visų pirma paminėčiau taip, dėl ko tai yra apskritai svarbu. Nes mes turim taip, mes labai tą randą tokį įsivaizduojam, kaip tenka su kitais diskutuoti, kaip ir jūs paminėjot, kad vyrus randas puošia, kad tą randą labiau mes jiems tokią kaip estetiką, kažkokiu grožį. Bet mes, kineziterapeutai, tą randą labiau vertinam kaip jau kažkokį mechaninį pažeidimą kūne. Ir mes taip turim įsivaizduoti, jeigu gyja randas, tai jisai taip įsivaizduojam, paima ir viską taip gydamas į save traukia. Ir mes realiai nežinom, kuria kryptim kažkokius audinius patrauks. Ir to pasekoja, jeigu žmogus ypatingai buvo mažiau judrus, atsiranda tos tokios įtampos kūne, nes mes matom tik pjūvį, bet kūne atsiranda tų tokių įtampų, ko pasekoja prašiau įsijungia raumenynas. Ką mes stebim, kad apskritai aplink randą dažniausiai visi raumenys, kurie yra aplink randą, jie yra sunkiai aktyvinami arba neaktyvinami. Tai taip atsakant į klausimą, idealiu atveju žmogus turėtų kreiptis iš karto kuo greičiau, kad mes jį apmokytumėm, kaip su tuo randu reikėtų dirbti, kad tas randas neturėtų tokių ilgalaikių paskui pasiekmių, kad kuo mažiau įtrauktų audinių, kad jisai taptų kuo paslankesnis iš tos mechaninės tokios pusės.
O ar žmonės patys gali kažką padaryti, tai iš principo patys jie ir turi daryti. Mes galim tokį atlikti vaidmenį, kaip juos kažkiek apmokyti, jeigu jie nežino, nesą girdėję apie tai, arba mes jau atliekam darbą, kada jau reikia kažkokios intervencijos, kai mes jau matom, kad randas kažką yra padaręs. O ką tas žmogus pats galėtų daryti, tai vėlgi tai yra ir masažas rando. Ir kažkokie tempimo pratimai. Su šito irgi taip reikėtų atsargiai, ne visi tempimo pratimai tinka. Judrus turėtų būti, nes vėl susidurėm, kad dažniausiai po operacijos, kad žmogus bijo judėti, ne? Nes tai yra pjūvis, Tai būda įprasta saugoti tą vietą, nejudinti, ar ne? Jie reikia kažkiek saugoti, bet irgi ne per daug. Viskas, kas per daug, tas nesveika. Tai tą žmogus ir turėtų daryti. Judinti su protu, masažuoti, užtikrinti rando sklandų gijimą. Kad tai reiškia, jau tada prasideda higiena ir kažkokios priemonės. Kremai, aliejai, kažkas, kas dezinfekuoja, nesausina ir panašiai. Tai tiek žmogus gali padaryti pats, beveik viską. Su minimalia mūsų pagalba. Su pavadavimu. Taip. O kokias priemonės tada šviežiem randam, bet jūs naudojat arba rekomenduojat? Ką aš labiausiai rekomenduoju, tą, ką esu išbandžius visų pirma ant savęs, tai yra visų pirma, tai yra levandų, laukinių levandų hidrolatas. Iš vis mano yra nepamainoma priemonė, ne tik randuose, bet kūdikėlį dabar turiu 11 mėnesių, tai yra neatskiriama priemonė. Tai yra vis tiek, nes kalbant apie rando tą gijimą, kas yra labai svarbu, kuo randas sklandžiau gyja, kuo mažiau pūliuoja, kuo mažiau kažkokių užkrėtimų, kuo labiau pavyksta jį greičiau nuraminti, tuo jisai sugyja gražiau. Jau kalbant apie tą estetinį tokį vaizdą. Tai už tai ta levanda man, kuri tokia saugi priemonė dezinfekuoti, nuraminti tą vietą. Toliau, kajaputų eterinis aliejus, kuris irgi, kiek man pačiai teko domėtis, jisai nesausina, dezinfekuoja. Ir paskui, kada jau tie randai sugyja, kai jau nebekraujuoja, siūlus išima, tai tam tobulam, kaip sakau, rando pagijimui, tai forahos aliejus. Tai irgi aš pati tokių esu mačius atvejų, kur taip nuostabiai užgyja, kad, sakau, arba sutapimas, arba tikrai tai veikia. Tai nežinau. Tai smagu girdėti labai, kad integruojat, o kiek žmonės pasitikė ir, kaip pasakyti, sutinka tokius naudoti. Nebūna taip, kad savo, nežinau, kad man vaistiniai tai netokį siūlė, čia ką jūs čia man, kodėl. Problema yra tame, kad kalbant apie randų priežiūrą, apskritai informacijos yra labai įvairios. Ir žmonės visą laiką klausia, kokį tepaliuką naudot, kokį nenaudot. Net kalbant su tam tikrais plastikos chirurgais, kiek man teko diskutuoti, net jie tarpusavį nesutarė. Kitas dalykas, kartais, kaip sakau, žmogui, jeigu taip nepasitikit, tai vienas dalykas yra, kiek jisai padės, bet dar vienas dalykas yra ta kita pusė, cheminė kažkokia. Tai sakau, nepadės, bet bent ir nepakenks. Nes taip skaitant, sakau, literatūroje, kalbant su plastikos chirurgais, jie irgi apie tuos tepalus taip labai įvairiai. Tai vieni sako padeda, kiti nepadeda. O čia yra toks natūralus produktas ir dažniausiai, pabando ir tada klausimų nebekyla. Tai tokių, kad abejojančių, nežinau, žmonės, man atrodo, kuo toliau, tuo labiau gal linkę apskritai jau yra pradėti nuo kažkokio natūralesnio būdo. Jau vis tiek ir tos informacijos yra, kuo šviežesnė sudėtis, tuo tu labiau gali tikėtis gauti naudos ir mažiau kažkokių šalutinių poveikių. Tai žmonėms tas irgi aktualu. Bet aš kai dirbu su cezario pjūviais, iš tikrųjų daugėja tų moterų. Tai dar vienas aspektas atsiranda, kada moteris yra žindanti ir vaikutį glaudžia prie savęs. Tai tie visi cheminiai dalykai dar labiau, sakykime, skatina nenaudot kažkokių cheminių dalykų, kur vaikutis gali prisiliesti, įkvėpti ir panašiai. Tai dar labiau tų tokių natūralių dalykų ieško. Tai nesipriešina. O kaip su laiku tada keičiasi tas randas, jį, tarkim, apgydėm, jisai sugijo, ką toliau daryti, jau matom, jisai traukėsi, reikia ir toliau su juo dirbti? Realiai, jeigu apie išvaizdą rando kalbant, tai mes taip tikimės, kad pilną rando išvaizdą pamatysim maždaug po 2 metų. Taip kaip jis atrodys, tai 2 metai ta priežiūra ir yra svarbi. Jeigu kalbant už tos biomechaninės tokios pusės, tai jau labai priklauso, kada žmogus pradėjo darbą.
Jeigu žmogus su randu pradėjo dirbti iš karto po operacijos, tai mes tikimės, kad pusę metų padirbo ir daugiau mažiau jau tada paliekam tokiam savaiminiam, jau tikimės, kad atidirbom, tas randas tapo elastingas ir jau neturės tokio poveikio organizmui. Jeigu kalbam apie įsisenėjusius randus, dažniausiai tai, darbo reikės daugiau. Ir tikėtina, kad ypatingai jeigu sportuojantis žmogus, kad jo reikės ilgą laiką jau profilaktiškai visą laiką užsiiminėti su tuo randu. Tai va čia priklausomai, koks žmogus ateis. Ar kažkokias tada aromaterapinės priemonės senesnių randų ten tvarkymui kažką naudojat ar rekomenduojat? Tai dažniausiai dar rekomenduoju tiesiog įvairiausius drėkinančius aliejus. Ir ypatingai, kada jau mes apsimokinam dirbti, kada reikia stipriau masažuoti, nes tokiu atveju tie ir masažai tokie gilūs būna, labai giluminiai ir šiek tiek skausmingi, tai tokiu atveju kažkokius jau drėkinančius, kad kuo labiau drėkinti tenai. Tai minkštinti audinį. Minkštinti. Tai ten jau įvairiai žmonės pasirenka. Dažniausiai iškošti kokį sviestmedį, tokį man jisai gal irgi patikimiausias, kas turi kokoso aliejų, tai kur kokosų tinka, bet turbūt sviestmedis toks neutraliausias man. Jisai yra. Pati taip pat savo, kokį naudojau, tai irgi man toks visą nėštumą naudojau, ir po to, tai jūs turit mišinį berods strijoms vadinasi. Man jisai dar toks labai pasteisinantis, ką labai dažnai tokį vardinu kaip giliai drėkinantį ir tikrai naudoti tokia ir profilaktikai, ir nėštumo metu. Jūs daugiausiai dirbat ten po cezario, ar net tai čia kaip siutiniai, bet gali būti plėštinis koks nors, arba ten po nudegimų. Ar skirtusi irgi jų priežiūra tada? Skirtusi. Nudegimų randai apskritai jie tokie, jų gal problema yra, kad jie dažnai yra platus, labai didelius plotus apimantis. Tai už tai jie ir biomechaniškai turi labai didelę įtaką organizmui. Plėštinė vėl gal ne tiek, daugiau gal sakyčiau priklauso nuo to, kurioj srity yra randas ir kaip jisai yra giliai. Nes kai, sakykime, jeigu cezario pjūvis, tai jisai yra per labai daug sluoksnių. Tai yra ir pilvo visa siena, ir gimda, ir jisai yra labai gilus, tai automatiškai daugiau sluoksnių. Ta plėštinė lygiai taip pat, jinai gali būti paviršinė ir jinai gali būti gili. Tai kuo randas gilesnis, kuo jisai yra didesnis, kuo arčiau sąnarių, tuo didesnė įtaka jisai organizmui turės. Kuo mažesnis, kuo labiau paviršutinis, tuo tikėtina, kad ir mažesnė įtaka turės organizmui. Tai nuo to ir darbas priklauso. Nes kur paviršinį randą mums, užtenka kartais ten jį pamasažuoti, atkabinti, jeigu jis prilipęs. Ir kur gilus randas, kur jau reikia ir tempimo pratimų, ir giluminių kažkokių fascinių, tokių atpalaidavimo. Tai nuo to gal labiau, nuo dydžio, nuo to, kurioj vietoje jisai yra ir kaip giliai. Negu kad ar plėštinis, ar pjautinis. O pavyzdžiui, šiais laikais, ar ne, jau nebedaro ten tų pjūvių, kada apendicitą operuoja ir ta laparoskopija vadinama, kuri už manęs sako, čia nieko, čia man tik bakstelėjo, čia nieko baisaus. Tai tokius nereiktų kreipdėmesio, ar irgi reikia atsižvelgti? Tai visų pirma, net prie to apendicito mes norėtumėm, kad visus darytų laparoskopiją, bet jie vis dar iš tikrųjų, ir ypatingai gaila, kad net vaikai ateina vis dar su pjautiniais pjūviais. Bet iš principo vėlgi mes taip įsivaizduojame, mes matom 3 skylutes ir galvojam, kad jau čia nėra tie pjūviai. Tai yra geriau negu kad jau būtų pjauta, bet kažkas pilve tai buvo daryta, kad ir tas pats apendicitas, tai kažkas vis tiek buvo pjauta. Tai nepaisant to, kad mes matom 3 skylutes, viduje randelius mes vis tiek turim. Tai yra geriau, bet tai vis tiek yra randinis audinys, su kuriuo turim dirbti. Tai nekeičia iš principo požiūrio į randą. Vis tik reikėtų žiūrėti tai kaip į randą, su kuriuo reikėtų tvarkytis ir iš karto geriausiai su šviežiu. Ypatingai pilvo srityje, prie sąnarių šiek tiek kitaip, bet pilvo srityje būtinai žiūrėčiau. Jūs pačiais randais vadinat tik tai tuos dalykus, kurie yra kažkokie sužeidimai sugyję, nes aš, pavyzdžiui, esu mačius, kada kineziterapeutė vadino randų pado srityje, reiškia, raukšlė tokia, kaip būna įsisenėjus. Tai nėra joksai įtrūkis, kuris sugyjęs, bet jinai vadino tai randų, nes tarp audinių, reiškia, toks atskirtis tokia tarsi pasidarius. Ar tai irgi traktuojat kaip tai? Gal tai netraktuočiau kaip rando, bet mes turim tokią struktūrą fasciją. Ta fascija tai yra toks, sakykime, audinys, kuris kūne viską su viskuo sujungia. Ir ką mes galim turėti? Mes galim turėti tos fascijinius sulipimus, sukibimus.
jie dažniausiai atsiranda dėl to paties nejudrumo, ne? Nes fascija jinai pristaikanti yra. Jeigu aš ten visą parą sėdžiu šitaip, tai per metus fascija pristaikys, kad jinai mane taip ir laikytų, ne? Tai jinai tokia turinti atminti, toks audinys, jis pristaiko prie mūsų pastovių kažkokių padėčių. Jeigu mes turim žiedą, tai po žiedu va tas toks nusėmus, kur lieka griovelis, tai yra fascijos pristaikymas. Nuo akinių būna, moterims nuo liemenėlių, ypatingai jeigu per mažas nešioja, va įspaudai. Tai čia gal sakyčiau labiau tie fasciniai sulipimai, sukibimai. Iš kur dar jie gali atsirasti, tai yra nuo stiprių, pavyzdžiui, uždegimų arba sumušimų. Jeigu kažkur įvyko didelis sumušimas, mes turime edemą, mes turim patinimą, jeigu ten audiniai nebuvo judinami, tai jie sulipo, sukybo ir viskas, ir jie po kiek laiko praranda tą savo gebėjimą slysti vienas kito atžvilgio, ne? Taip. Tai va čia yra kažkokie sumušimai. Uždegimai lygiai tas pats, sakykime, mes nejaučiam visų uždegimų savo kūne, ne? Mūsų smegenys tokios, kad jos, kas gyvybiškai nėra svarbu, kartais užslopina ir mes nejaučiam, kad suvalgius kažkokį netinkamą produktą, žarnyne uždegimas prasidėjo, ne? Tai, bet jeigu jisai prasidėjo, ir jeigu mes vėl nejudrus, mes neišjudinom, neištampėm, mes tos ryties nejudinam ir ten, kur buvo uždegimas, mes jau irgi galim turėti tuos sukibimus, sulipimus. Tai realiai bet koks uždegimas kūne, bet koks stipresnis sumušimas, jis palieka tos irgi tokius vadinamus sukibimus, sulipimus fascinius. Bet gal galėtumėm sakyti, kad tai yra kažkoks kūno randas. Irgi kaip atmintis tokia, ne? Tai gal ir būtų galima įvardinti. Bet dar yra tatuiruotės arba tatuiruočių šalinimas. Šitą priskiriat prie to odos pažeidimo ir šis neturi jau įtakos tam jūs apie judamąjį turbūt aparatą. Taip, teoriškai tai priskiriam kažkiek, ypatingai sakyčiau šalinimą, nes tiek jau ten dar daugiau to pažeidimo. Tiek, kad gal taip sakyčiau, gal tai neturėtų labai tokių giluminių, ne? Nes tai vis tiek toks būna labiau paviršinis tas odos pažeidimas, tai gal kartais, jeigu kokį nervą įtraukta, tokį paviršinį labiau nervą, gal kažkiek prisikabinčiau, bet tatuiruotės tokia iš vis kita tema. Tokia iš kosmetinės. Ir iš kosmetinės, ir iš cheminės tos pačios pusės, ne? Tikrai dabar jau labai daug informacijos, kokią įtaką turi šitie dalykai. Tai, bet tik tiek, kad tai nėra tas gilus, kaip sakykime, pilve, kažkokie tie randai tokie gilus, tai yra toks paviršinis labiau dalykas. Tai kokias dažniausiai klaidas žmonės daro, kurie turi randų arba... Tai dažniausia klaida yra ta, kad nieko nedaro. Iš kitos pusės, iš kur tiem žmonėms žinot. Nes kada dar mes kalbam apie rando grožį, ypatingai jeigu tai yra matoma vieta ir dar ypatingai jeigu tai yra moteris, tai dar kažkaip pasidomi, ką padaryti, kad tas randas gražiau, estetiškiau užgytų. Bet apie biomechaninę pusę jau yra pradedama kalbėti, kas yra labai džiugu. Ko mums dar kartais pritrūksta gal iš gydytojų, kad jie žmonėm akcentuotų, kad jūs turit randą ir turit paieškoti, kas su juo padirbs, kas apmokins padirbti. Ypatingai, sakau, labai gal ir tų moterų po cezario pjūvio, nes tai yra tokie gilūs pjūviai ir tokios moteris kaip taisyklė metų bėgyje ateina su nugaros skausmais, o tą būtų galima bent jau sumažinti kažkiek, ne? Sumažinti tikimybę tų nugaros skausmų. Tai turbūt didžiausia klaida yra nieko nedaryti. O paskui jau, jeigu sužino, tai tada jau kita atsakomybė. Ateina ir randa kelią. Taip. Tai kalbant apie tas priemonės, kurias paminėjot, tai jūs pati kaip dirbat, naudojat su žmonėmis, ar jūs tik jas rekomenduojat, arba tik tai savo taikot? Aš dažniausiai tai labiau rekomenduoju dėl paprasto dalyko, nes vėlgi tai yra ir alerginiai visokie dalykai ir panašiai, ir plus aš nesu aromaterapeutė. Tai aš turiu tokių neutralių aliejų darbe, irgi iš kvapų namų, kur man kartais, kai reikia kažkokią techniką atlikti, reikia to slydimo, aš naudoju. Bet šitos priemonės dažniausiai aš jau rekomenduoju pacientam ir ypač pasakau, nueikit, dar jums pasitarkit, kad galbūt dar kažką geriau parekomenduos, nes čia jau yra kasdienė priežiūra. Čia jau ne tai, kad aš vieną kartą patepsiu, čia apie tai mes nekalbam. Čia jau yra tai, kad kiekvieną dieną nusiprausus, pasipurkšti, pasitepti, kai masažą atlieka, tai čia jau yra pačių žmonių atsakomybei. Tai darbe aš kažkiek naudoju tokių neutralių dalykų, o visi šitie tai yra visiška rekomendacija pacientam, ką jie turi turėti namuose.
Arba jeigu jau ruošiasi operacijai, ką pasiruošti, kad iš karto po operacijos galėtų Ir netgi šitai prieš operaciją jau iš karto rekomenduoju. Jeigu pacientas žino, kad jis turės operaciją, tai aš tada jau iš karto jam pasakau, kad paaiškinu rando įtaką, kad nebūtų tokių dalykų, kad jis sakys nežinojau ir pasakau, kam jis turi ruoštis ir kada turi pas mane ateiti, kad mes tą randą įsivertintume. Tai vat šitas dalykas tikrai yra. Bet čia sakau, ne visą laiką tai pasiseka. Bet jeigu turiu pacientą, kur jau žinom, kad bus operacija, kad ruošiamės operacijai, tada taip, tada iš anksto įspėjau. Gal kokį nors patarimą, gal kažką, arba į ką atkreipdėmėsi. Gal yra žmonių, kurie dabar klauso, pavyzdžiui, turi senų randų ir sako, man netrukdo, aš gyvenu, man nieko, nes nugaros neskauda, nieko neatsitiko. Ar jiems reikėtų tada susimastyti kažką daryti? Idealiu atveju reikėtų. Vis tiek, kada yra randas, žmonėms labai sunku suvesti. Jeigu tai yra pilvo srityje, tai mes galim kalbėti net apie tokius dalykus kaip, šiek tiek kyla rūgštis, bet mes to nepastebim. Šiek tiek sunkiau virškina, dažniau pučia pilvą, kaip pavyzdys. Tokie atrodo visiškai paprasti dalykai, kuriuos mes taip, normalu, ypatingai žmonės mėgsta sakyti, tai pažiūrėkite mano pasą, tai normalu, kad kažkas netaip veikia. Tai vat įsivertinti tuos, kad nėra kūne viskas taip paprasta ir kad mes įsivaizduojam, kad ten prapjauta, tai man čia ir turi skaudėti. Ne, nebūtinai. Mes kalbam daug plačiau. Tai idealiu atveju reikėtų įsivertinti, ypatingai ką galbūt atkreipčiau dėmesį, tai atkreipčiau dėmesį tėvelių ir senelių, kurie turi dar augančius, sakykime, vaikus, kuriem dar formuojasi laikysenos. Ir kurie, sakykime, turėjo dėl kažkokių priežasčių operaciją, sumušimą ar panašiai, aplink tai paskui formuojasi laikysenos. Ir kai jau atveda juos vyresnius ir sako, dabar jau pataisykit laikyseną, tada jau yra sudėtinga. Bet visi tie pjūviai, sukibimai, sulipimai, prilipimai, aplink juos viskas formuojasi. Tai sakyčiau, tokia galbūt žinutė, ypatingai atkreipkim dėmesį į augantį žmogų, nes jam turės didžiausią įtaką. Suaugusiam, kaip pasakyčiau, ir mes patys atsakomybę prisiemam, o vaikai dar turim pasirūpinti jais. Tai vaikam turbūt irgi šitoje vietoje galiotų tas pats kaip ir tom maitinančiom mamom, ar ne, kad tos natūralios priemonės jiems būtų ir saugesnės, ir tinkamos, ir ne kartu dirbti. Ir nereikia manyti, kad jeigu jaunas organizmas, jam greičiau viskas sugis, jisai susitvarkys ir ten... Jam sugis greičiau, bet vėlgi reikia įvertinti, kiek vaikas yra judrus. Jeigu vaikas tikrai judrus, sportuojantis, gal tas randukas išsitampys ten natūraliai ir viskas tvarkoja, įvertinsim ir sakysim, kad neturim ką veikti su tuo. Bet, kaip mes žinom, dabar vaikai vis tiek mažiau judresni, tai tada koks skirtumas, ar tai yra jaunas organizmas ar ne. Dar blogiau, greičiau sugis, greičiau turėsim kažkokį sustingimą, sulipimą, toks, kaip pasakyti. Ir aplink tai tada viskas formuosis. Tai visiems svarbu. Tai svarbu yra sąmoningai pasidomėti prieš kažkokią operą, jeigu žinom, kad tai bus. Svarbu yra atkreipdėmėsi į vaikus, ar ne, nes jų formuojasi laikysena. Svarbu yra tinkamai prižiūrėti po to. Taip. Ir atkreipti dėmesį, kad jeigu kažkokie kiti nusiskundimai, gali būti, kad tai kažkokio seno rando pasekmė ir su juo irgi galima dirbti. Taip, ir reikėtų būtinai dirbti. Ir visiems šiam dalykam galim ir pritaikyti ir gamtos dovanotas priemonės mums. Visada. Labai smagu. Gerai, tai gerai, kad galim kažką padaryti, nuveikti. Ačiū tada labai, kad pasidalinot. Tikiuosi, dar pasimatysim ir matysim jūs Kvapų namuose. Aš irgi labai tikiuosi. Ačiū. Labai.